Kalbant apie partizanų dainas, neįmanoma nepaminėti atskirų kultūrinių reiškinių virtusio Aistės Milgevičiūtės ir grupės Skylė albumo ir projekto Broliai. Šį kartą autentika pasitarnavo tik kaip įkvėpimo šaltinis. Tos autentiškos partizanų dainos, būkime teisingi, jos daugumoje nėra labai, kaip pasakyti, aukšto meninio lygio, kaip. Tai tiesiog buvo per trumpas laikas, iš tikrųjų, per trumpas laikas, kad tai būtų, iš tikrųjų, taptų, pavyzdžiui, liaudies daina. Ir dažniausiai tai buvo tos visos dainos tokios įtakotos kažkokiu rusišku romansu ir taip toliau. Tai dėl to ir mūsų toks buvo tikslas, kad neperdainuoti kažkokių tų dainų, sukurti savo dainas, pabandyti. Gal imti daugiau į poeziją, eilėraščius, savo parašyti kažką, savo požiūrį pateikti. Galbūt atėjo poreikis atrasti identitetui kažką naujo ir po truputėlį atranda būtent partizanus ir pokario kartą, kuri yra neįvertinta karta. Nes iš tiesų žuvo labai daug šviesių ir perspektyvių žmonių, kurie būtų labai daug nuveikę Lietuvos labui. Tai ateina laikas suvokti jų kovos prasmę ir svarbą. Mūsų visuomenė dar veikia sovietų valdžios formuotas supratimas ir būtent, kad kuo labiau paversti jos banditais. Propagandinis karas yra mūsų tautos pralaimėtas prieš partizanus. Ir mes dabar turime atkovoti partizanų tą vardą ir parodyti surasti tą vietą jų. Iš tiesų yra dar toks dalykas, kad tie žuvę partizanai, iš tiesų sovietmečio laikų jie išliko tokie neapdainuoti iš esmės. Tai yra vėlės, kurios iškeliavo niekur neišlydėtos ir neapgiedotos. Jeigu tai paimt seną lietuvišką tradiciją, yra mirusiai apgiedami. Tai galėtum dar sakyti, kad tas mūsų brolių visas albumas tai yra savotiškas pamėginimas apgiedoti tos žuvusius. Oi, pabirėjo klevelio lapeliai, klevelio lapeliai, o ta žalia sodužė. Mano senelis buvo partizanas, močiutė. Bet jeigu šeimos istorija, tai ir savanoriai buvo 18 metų prosenelis ir partizanai. Tai gyvenom ir buvo iš kitos pusės tremtinių. Bet čia yra istorija, tiesiog atsispindi. Senelis ne tik, kad ten buvo jau vienas iš vadų ir būrio vadas buvo, Žaibas. Bet tai galbūt nereikėtų sureikšminti, nes tai ne dėl to darėm albumą. Bet skiriame vieną dainą Klajūnę, tai būtų Gedimino močiutė, buvo Klajūnė, Žaibo žmona. Klajūnė prie ledinio dangaus laukia savo sūnaus lietaus. Klajūnė rašo laišką ugnies, strėlėmis ant širdies nakties. Gal iš vienos pusės yra prileista, turi knygą, atrodo tos informacijos kaip yra daug, bet gal trūksta tokio populiaraus šnekėjimo, populiaraus pateikimo tos informacijos, ypač jaunimui. Nes dažniausiai tas pateikimas yra šnekama tokiomis senomis klišėmis ir jisai labai neatraktyvus galbūt. Perdainuoti senas dainas būtų tikrai buvę daug paprasčiau ir lengviau visom prasmėm, bet mūsų buvo kelias kitoks ir manau, kad jis pasiteisino. Aš tai manau, kad čia vėlgi nereikia tikėtis kažkokio greito rezultato. Tas tikroji jo prasmė ir vertė, manau, paaiškės po 5 ar 10 metų, gal daugiau. Jeigu jis dar vis bus įdomus ir klausomas, tai tada ir bus matyti. Bet jūs to tikit? Aš tai tuo tikiu. Į rankas nusileidžia maldos, kaip per dangų vėjai
leidžiama